Sluoksniuotos gipsinės lubos ir kodėl jos svarbios. Šiandien atvykom į dar vieną savo vystomą objektą, kuriame noriu pasižiūrėti, kaip yra atliktos gipsinės lubos. Turėjom tikrai labai išskirtinį projektą ir labai išskirtinį užmanimą, labai retai toks būna pasirinktas, bet mes pamanėm, kad bus kažkas įdomaus ir galbūt ne visi taip daro. Tai kodėl tas yra svarbu, paaiškinsiu šiek tiek vėliau, dabar pasižiūrim, kaip atrodo objektas. Tai tik atsidarius duris, pirmas, kas mus pasitinka, tai yra įėjimo zona. Ir jinai yra tokia išgaubta, vienodai pereitas motyvas arkos, kuri taip pat yra užapvalinta. Mes užapvalintų kampų nelabai darom, bet šiame objekte tiesiog taip gavos natūraliai būtent dėl šitų lubų. Tai šios lubos, pasižiūrėkit, yra 3 sluoksniais, ne vienu, bet iš viso yra 3 leveliai. Miegamojo zonoje taip pat turim tokio tipo lubas. Tai yra toks pats motyvas kaip ir įėjimo zonui, o ten, kur jau mes vaikštom, bendrose patalpose yra užmanytas toksai taką atvaizduojantis gipsinis išlankstimas 3 sluoksnių su, žinoma, paslėptais lediniais apšvietimais, kuris tęsiasi iki pat bendrosios zonos ir iki svetainės. Ir visą svetainę atskiria kartu su ta nuleista dalim. Tai ten yra svetainė su sofa, televizoriaus erdvė, tai yra pažeminta patalpa dėl to, kad ten to aukščio nereikia, bet koks yra turbūt įdomiausias dalykas darant tokį sprendimą, jog žmonės galvoja, kad kai aš nuleisiu lubas, kažkur tai neduok dieve, man labai smarkiai sumažės aukščio. Tai darėme eksperimentą ir kvietėme iš tikrųjų skirtingus asmenis į šį objektą, dėl to, kad tokių lubų tikrai yra vienetai, kuriuos esame darę, bet dėl to, kad jos yra nusileidusios ir tas aukštis iš tikrųjų yra labai protingas ir normalus, bet atrodo, jog tai yra dar paaukštinta erdvė vien dėl sukurtų skirtingų aukščių per visą objektą. Tai yra labai protingai sugalvotas sprendimas, kuris kaip tik iš vienodos erdvės, kuri kitą kartą susidėjus visoms medžiagoms gali atrodyti per vienodą ir kaip tik žeminti tą aukštį, jinai paaukština ir suteikia dar daugiau tūrio ir aukščio, ypatingai per tas šoninės dalis.